Sveiki, apie šios dienos įvykius Infodienoje. Teisėjos Neringos Venckienės imuniteto klausimą narpliojanti komisija vienbalsiai sutarė prašyti vaizdo įrašų, kaip motinai Laimutei Stankūnaitei teismo sprendimu buvo perduodama jos mažametė dukra. Nuspręsta dėl vaizdo įrašo kreiptis į visas operaciją filmavusias institucijas – prokuratūrą, policiją, teismo sprendimą vykdžiusią antstolę Sonatą Vaicekauskienę. Į kitą posėdį parlamentarai planuoja vėl kviestis Neringą Venckienę, kurios apklausos jau 2 kartus nepavyko baigti. Kai kurių komisijos narių pageidavimų teisėjos apklausa dar bus tęsiama. Venckienė komisijai įrodinėjo, kad su ja bandoma susidoroti per teismus, o kai kuriems Seimo nariams pareiškė, kad jų likimas priklausys nuo to, kaip jie apsispręs dėl jos neliečiamybės. Komisija sutarė kreiptis į Lietuvos aukščiausiojo teismo ir teisėjų tarybos pirmininką Gintarą Kryževičių, kad šis atsakytų dėl teisėjos metamų kaltinimų, esą su ja bandoma susidoroti. Venckienė taip pat kreipėsi į teismą prašydama taikyti laikinasias apsaugos priemonės ir paimtą mažametę grąžinti į jos namus. Grąžinti mergaitę teismo prašo ir kedžiai. Jie teigia, kad antstolės veiksmai perduodant mergaitę motinai buvo neteisėti. Mūsų studijoje vieši Seimo laikinosios tyrimo komisijos pirmininkas Evaldas Jurkevičius. Labas vakaras. Na tai komisija šiandien vėl buvo susirinkusi ir priėmė sprendimus prašyti vaizdo įrašų iš visų institucijų. Ką komisija tikisi pamatyti vaizdo įrašų, kokių įrodymų ieškos? Tikrai taip. Komisija kreipėsi dėl vaizdo medžiagos, tai yra perdavimo mergaitės antstolio pagalba motinai. Ir šitoj vietoj Seimo nariai sutarė vienbalsiai, nebuvo prieštaraujančių. Seimo nariai nori matyti visas aplinkybės susijusias su vaiko perdavimu, taip pat matyti kitus kaltinimus, kurie yra prokuratūros pareikšti, tai yra ir valstybės tarnautojo policijos pareigūno sumušimą, taipogi nori matyti antstolės veiksmus, taipogi nori matyti mergaitės perdavimo aplinkybės, buvo įsakyta netgi gal ponia Venckienė kaip atsakinėjo klausimus, kad lyg tai buvo skuduras su kažkokiom medžiagom vaikui uždedamas, kad vaikas lyg tai apsvaigtų. Tai visi šitie klausimai Seimo narius domina aplamai, nes tai yra tiesiogiai susiję su Neringos Venckienės kaip teisėjos teisinė neliečiamybė, kur mes turėsime pateikti Seimui pažymą ir rezoliuciją Seimo balsavimui. Ar jau buvo kreiptas institucijos, ar artimiausiu metu ketinama kreiptis, kada laukiama to įrašo? Šiandien buvo suformuluoti klausimai, jų buvo begalė daug. Tačiau neišėjo mums priimti bendro sprendimo dėl visų klausimų. Tada buvo iškeltas mano kaip komisijos pirmininko klausimas dėl kiekvieno atskirai. Tai yra kiekvienas Seimo komisijos narys kėlė klausimą ir Seimo komisija ar pritarė ar nepritarė jam. Tai jų tikrai nemažai, tai galima įvardinti kokią apie 12 kažkur tai panašiai, kad beveik kiekvienam Seimo nariui buvo pritarta jo po vieną klausimą ir šitie atsakymai rytoj klausimai, kuriuos aš pavizuosiu parašu, jie atsidurs tose institucijose ir prašysime, kad ateinantį penktadienį 8 ryto, kada rinksis komisija sekančiam posėdžiui, jie turėtų mus pasiekti, tame tarpe ir vaizdo medžiaga. Aš negaliu atsakyti dabar, kokie bus atsakymai iš atitinkamų institucijų, tačiau, vėlgi dar vienas klausimas, kaip ir pirmas, skirta valanda, papildomai Seimo nariai nori paklausti gerbiamos Neringos Venckienės, užduoti jiem klausimus, kuriuos dar neuždavė, o prie kitų klausimų tai bus būtent tie atsakymai, kuriuos mes nagrinėsime, žiūrėsime ir darysime preliminarias turbūt išvadas. Kalbant apie teisėjos Neringos Venckienės apklausų tęsimą, jau 2 kartus teisėja Neringa Venckienė buvo apklausiama. Ar to nepakanka? Kodėl reikia dar tęsti apklausą? Matot, aš galiu pasakyti, tai Neringa Venckienė neapklausiama, tai nėra tardymas, vienas dalykas. Antras dalykas, užduodami klausimai susiję su šitais, galima grubiai įvardinti, 4 pretenzijom, kurias pareiškė prokuratūra. Tai šitoj vietoj kyla dar papildomų klausimų. Ir Seimo komisija turi teisę tam, kad papildomai kviestis ir tą mes padarysime, įsiūsim kvietimą ir lauksime ateinantį penktadienį 8 ryto. Tai galima suprasti, kad teisėja Neringa Venckienė atsakė dar ne į visus klausimus. Seimo nariams vis dar kyla ar abejonių, ar pasitikslinimų? Kadangi Seimo nariai yra tautos atstovai, tai turbūt Seimo nariai gauna papildomų klausimų iš savo rinkėjų šituo atveju. Tai dėl to galbūt Seimo nariai nori papildomai paklausti Neringos Venckienės. Komisijoje yra keli Seimo nariai, kurie atvirai deklaruoja paramą teisėjai Neringai Venckienei. Ar tai netrikdo komisijos darbo?
Na, galim pasakyti taip, atvirai, komisijos darbo netrikdo, bet labai kolegos Seimo nariai galėtų atsižvelgti Seimo, kaip sakoma, į Seimo komisijos pirmininko, tai yra į mano asmenį, kad tai nėra lengva ir nelengva kartais raminti, nelengva kartais, kai sakoma, remiantis reglamentų, nutraukti tą klausimų uždavimą, nes tai kartais viršė laiką, tiesiog tie klausimai apipinami pasisakymais, nuomonėm tokiom, kaip jūs sakot, kraštutiniam. Šito nereikėtų daryti, tiesiog reikėtų klausti, gauti atsakymą arba dar papildyti klausimą, o ne pradėti nuo, neįvardinsiu aš tų žodžių, kur išgirdau, tikrai jų nereikėtų vartoti, o tiesiog susilaikyti arba juos pervadinti, tokią, nežinau, moralinę kalbą. Ar tokiais tempais dirbdama komisija iki birželio 20 dienos, tai yra liko savaitė, ar spės pateikti savo rekomendacijas Seimui? Aš visada sakau, pradėkim nuo savęs, aš įpratęs nevėluoti, bet čia šitoj vietoj kaip Seimo nariai pageidaus, nes visus klausimus aš kaip pirmininkas teikiu balsavimą. Jeigu pritarėm, kad pratęsti, tai reiškia kreipsimės į teismą dėl pratęsimo. Jeigu Seimo nariai nenorės pratęsti, tada turės labai smarkiai padirbėti, kad trečiadienį būtų užregistruota Seimo kanceliarijoje būtent išvados, tai yra pažyma ir rezoliucija, kas liečia šitą tyrimą. Jūs paminėjote, kad penktadienio posėdėje laukiama atsakymų iš institucijų ir kartu vaizdo medžiagos. Taip. O dėl teisėjos Neringos Venckienės, ar jau žinoma, į kurį posėdį kviesite? Tai Neringos Venckienės klausimai traukiami pirmo posėdžio penktadienio 8 ryto darbotvarkė. Tai yra skirta valanda ir Neringa Venckienė kviesime, bus išsiųstas kvietimas, žinoma, paskambinsime. Ir visais įmanomais būdais tikrai kviesime. Bet noriu paminėti, kad Neringa Venckienė palei Seimo laikinųjų tyrimų įstatymą turi dar tokią galimybę, kad vietoj savęs, jeigu negali, tiesiog atsiųsti advokatą arba įgaliuotą asmenį, kuris atstovautų jai. Tai visos galimybės dalyvauti yra. Dėkui Jums labai už pokalbį. Primenu, kad mūsų studijoje viešėjo Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl teisėjos Neringos Venckienės neliečiamybės pirmininkas Evaldas Jurkevičius. Ačiū. Tęsiame naujienas.